Ir sveiki visi, su jumis aš, Mr. Kažkas, ir šiandien mes pereidinėsime kvestus serveryje xlauhmp.aternos.mievo. Va čia yra IP, va ant ekrano jums aprašyme irgi yra, tai pradedam. Taip. Va, užsidėjom šarvus ir, kaip matot, pas mane yra 442 tūkstančiai. Tai manau, su tiek pinigų gana nesunku bus jas perėti. Gal nepritruks. Ir einam pažiūrėti. Pradėsim nuo kropos. Žiūrėkit, bus iš viso gal kokias... Mes turėsim kropos, tada perėsim xlauhmp, tada mar kažkas. Taip, pradedam nuo kropos. Spaudėm kropos ir reikia dar kvestą pasirinkti. Kropos. Išgriauk 400 akmens. Gerai. Einam namo. Tikiuosi, kad bus kažkoks su endermenais. Nes su endermenas tai man lengva būtų, nes pas mus yra ferma. Kad jūs pažiūrėtumėt, kiek pas mane čia tų enderperlų yra. Manau, supratot. Taip. Kiek su man reikėjo? Paimsim YouTube kirtiklį. Ir eisim kast kažkur. Iškai nusibos. Tai šitos bazės išlipinėt. Opa. Taip, tai žiūrėkit. O, 3000 sumokė. 400 akmens atrodo, o tai va iškast. Išgriauk 128 anglies. O, va tiek. Žiūrėkit. Čia yra 400. 128 anglies. Gerai, aš kad būtų piškiai gal. Nors kiek teisingiau aš nusimsiu savo. God. 28 anglies, aš čia kiek valandų kas. Nors jas gana daug yra. Gal ir ne daug valandų kas. Gal tik valandą. Gal ir mažiau. Nu mažiau. Dėl to, kad jau 34. Jeigu dar geležies patariks prikasti, čia ne kropos užduotis, o kasėja kažkokia. O, žiūrėkit, čia. O? Nu, tai aišku, kad geležies, kurią aš jau išgriau. Nu, čia kasėjo kažkokias užduotis, kaip aš nuspėjau, kad geležies toliau bus. Čia kasėjo užduotis, čia ne kropos. Aš nenoriu būti kasėjų, man nuobodu. Aš noriu įdomių užduočių. Ir kur man geležį surodavo. Taip. Aš biškį nepastebėjau, biškį daugiau prikasiau. Ir dabar mum užduotis pagaminti vieną iron chest plate. Tai va. O. Einam namo gal. Jeigu reikia chest plate. Taip. Gerai turiu. Kaip tik. Vat aš supratau dabar. Aš supratau, kodėl mes turėjom kast geležį anglį, kad mes po to su anglim iškeptume geležį ir pagamintume chest plate. Aš supratau. Nu ką, hop, pum. 4000, kad šis plėtą pagaminu. 25 zombius ir 20 skeletų. Aš sakau, čia kažkoks kasėjo užduotis. Opa, skeletonas man iš karto sutinka.
44. O, pagaliau. Žinai, ką man reikia dabar? Na, Surinkt 128 kviečius ir 64 morkas. Markas gali pas mane pizdinti. Kur pas tave? Tai atnešiu. Kaime? Hatai? Nu, kai, palauk. Kur tu jas augini? Tu dabar namuose? Ja. Kur tu jas augini? Kur čia? Palauk, aš jau pasimečiau, kur aš esu čia. Kiek markų reikia? 64 arba galima ir daugiau. Ne, man reikia nuskint, galiu čia nuskint. Aš po to atsodinsiu. Kai užaugsiu jau. Tik. 38 turiu. Aš supratau, galima pasodinti ir iš karto nugriaut galima, nelaukt, kol užaugs. O, Rimtai? ja. Nes nuskint parašyta, bet neparašyta, kad užaugas. Tai aš Tai tau tipo didėja, jeigu. A, Ir nurauna neužaugusios dar. nu aš in... Lauk, aš turiu dar tą kirvį. Aha, turiu. Šūdą. Tai kaip man išgrautus anglės rudos? Čia, pajau. Turi pikaksą su šalta šitą. O kam? Kad rudos tos anglės. Aš tai su paprastu griaunu, man gerai. O tau nesigriauna? Tai neduoda. O tu per kokią versiją? Tokia kaip tavo. Nu tada tu jau brokotis. Aš tau tada siūlau, žinai ką padaryti. Prisijungti per kitą akauntą ir per jį vykdyti tą pinigų savo pervesti. Gali tada. Nes tu kažkoks brokotas. Tu brokotas, Tomas brokotas, aš vienintelis nebrokotas. Tai žinai ką padarysiu. Nu. Aš jau per kitą akauntą visą laiką žaidžiu. Kodėl man nebesivykdo užduotis? Negyvent šitą. Kviečius rinkt. Kažkaip čia kviečių nėra. Tik vienas daržas ir tai nėra kviečių. Reikia įti kitą kaimą, va čia šalia yra. O, čia kaip ir yra. O, 6-7 buvo. Pražaisk 3 valandas serveryje. Sunkiausia užduotis bus. Taip, tai aš dabar sustabdysiu filmavimą, nes 3 valandas, jeigu aš filmuosiu be sustojimo, man tikrai pasibaigs vieta kompe, tai aš grįšiu po 3 valandų. Taip, tai pagaliau aš įvykdžiau tą kvestą, pražaist 3 valandas, jau nebelabai atsimenu. Kiek aš užžygau? 6000. Taip, tai. Einam dabar namo, aš parodysiu, ką aš per tą laiką padariau. Aišku, aš beveik niekad, gal kokias kelias minutės dariau. Iškasiau va tokį va kambarį, va. Čia padėjau kiaušinį Ender drakonų. O čia va tokį dar kambarį padariau, tai va. Ir į aha įdėjau šarvų ir vieną knygelę. Tai va. Viskas, ką aš padariau. Nu, aš dar ten kitus žaidėjus stebėjau, ką jie ten darė. Tada šitą. Žiūrėjau, ar nečytina ten. O. Džiugo muzika kažkokia. Tai va. Išgriau
9 deimantų rudos. Visai nelengvas, pasakyčiau. Tik reikia šachtą. Lengva tikrai. Bus. O, vat ir pirmi deimantai. Ką? Palaukit. Nu, jeigu ką, aš vieną deimantą užkasit, aš patikrinsiu. Man atrodo, reikia va tokios, ja. Aš supratau. O, čia tai sunku. Kad viršui būtų. Nes neužskaito tą gilumą. Pagalvojau, gal ne taip ir sunku bus. Ne taip jau. Tiesiog labai sunku. O tokiam aukštį reikia surasti, kaip. Čia... Aš nesurasiu. Bet kodėl aš toks nesėkmingas? Kodėl negalima paprastam aukštį? Oi, nu nepaprastam, o tam žemesniam. Kaip aš surast? Turiu va tokiam aukštį. Čia šansų labai mažai. Na, galvojau lengva. O čia tai laisvai surasčiau. Bet aš jaučiu, žinot, kaip padarysiu. Aš biškį pačytinsiu ir pasiimsiu iš kreatyvo tą rudą. Bet po to Tomui pasakysiu, kad pataisytų, nes neparašyta kokios rudos. Tai aš biškį pačytinsiu, bet čia tiesiog dėl to, kad biškį kaip ir blogas čia yra. Tiek. 3, 4, 5. Viskas. Pasigaminti enchanting table. Taip. Aha, pasigaminti enchanting table. Kaip pasigaminti? Aha. 4 obsidiano, 2 aš deimantus išmečiau. Ai, taip aš turiu. Taip. 3, 4. A knyga. Supratom. Ačiū. 150 obsidianų ir jau su paprastu pikeksu, jo. Nes su to jaučiu, kaip visą laiką neveiks. Su 3x3. Dar pabandysiu. Ir su 3x3 pikeksu. Dar. Neveiks. Neveiks. Nu ką. Nu ką, bent jau obsidianą biškį pasirinkau. Nederako dabar reikia. Einam į Home kaimus. Ir einam į portalą. Ir einam kas tada nederako. Čia tai gana lengva bus. Lengviau negu obsidianas. Užtruko daug. Man pažiūrėkit, kaip greitai sukasas tiesiog. Man tas patinka, kad tiesiog greit kasas jau
Man žiauriai patinka jį griaut. Toks ASMR'as geras. Per mažiau negu minutę įvykdžiau. 8 bleizus. Labą dieną. Pagaliau. Nužudyk 25 endermenus. Ar čia man sunku bus? Tikrai, kad ne. Nes yra toks dalykas kaip endermenų ferma. Labai geras dalykas, labai galima daug su jais užsidirbti. Aišku, prieš tai dar reikia nemažai pataupyti, nes leidimas kainuoja. Jeigu be leidimo būsit, gausit baną. Tai va. Leidimas kiek kainuoja, bet ją gana pigų yra pastatyti. Aš va užsidirbu gal per 2 valandas 400 000. Normaliai, pagal mane čia. Tai aš turtingiausias servė esu. Tiesiog va, dėl va tokio dalyko, ką čia lapų reikia, va šitų va blokų, kilimų ir va šitą. Taip. O jau pirmą turime, žiūrėkit. 19, viskas. 2 kartus trenkiau. Suvalgyt 5 auksinius obuolius. Gerai, suvalgysim. Aha, 27 sekundės palaukti reikia. Nu ką, 9 000 pastatyk, 2000 kabulstono paskutinis vidutinio išbandymas. 2000 kabulstono aš tik nesenai pardaviau, gal turiu biškį. Laukit, aš sugalvojau, aš dabar su litematika pasidarysiu akmens schematiką ir tada šitą atsisiųsiu printerį ir tada tiesiog kubą iš va šitą labai greit sudėliosiu. Ir nereiks tiek laiko sudėti. Vykam. Nu, reikia išjungti. Iš apačios tai nelabai gražiai. Gerai, kas liko parduosim. Juodoje rinkoje. Nu. Taip. Kokia toliau? Ai, viską. Užbaigiau. Nu tai ką? Per šį video mes įveikdam pačias lengviausią kvestą, tai yra kropas. Kitame video vykdysime Islau HMP, po to Mister kažkas. Aišku, jeigu jums patiks. O jeigu jums nepatiks toks video, jeigu surinksit mažai peržiūrų, mažai laikų labai, jeigu koks 1-2 laikai ir mažai peržiūrų, aš daugiau nebefilmuosiu. Bet jeigu norite daugiau, parašykit komentarą, norim. Ir jeigu bus kokių 50 peržiūrų, tai tikriausiai nufilmuosiu antrą dalį. Taip, tai ačiū, kad žiūrėjote, visiems ate!